Na štai vaikai, šiandien aš vėl sveikinuosi su jumis ir mano rankose labai graži knyga Vaikystės skaitiniai. Na, o kadangi už lango ruduo, tai ir norėčiau paskaityti jums apie rudenį. Šiandien aš jums paskaitysiu kelis labai gražius eilėraščius apie rudenėlį. Rudenėlis puošiasi. Gelsta medžiai, vysta gėlės, paukščiai skristi ruošiasi, o senelis rudenėlis aukso lapais puošiasi. Ugniaspalvį, margaspalvį, aukso rūbą siūdosi, net varnėnai pramuštgalviai pažiūrėti grūdasi. Ko šalna iš pykčio bąla, kad senelis puošiasi, juk į derliaus karnavalą rudenėlis puošiasi. Sekantis eilėraštis po tuščią rudenio namą. Kaip tyliai lietus nulijo, kaip greitai diena užgeso, jau skraido voratinklių gijos, lyg laumių nukirptos kasos. Klausyk, už lango rugsėjis, jo lapai lyg rūbai šlama, kai liūdnas jis vaikštinėja po tuščią rudenio namą. Prašau, neišeik, saulute, kol dienos trumpios, bet aiškios. Pabūk su mumis truputį, palikim, visi pažaiskim. Bet sodai visi nutilę ir gėlės jau giliai kvepia, o upės juodos ir gilios, o pievos tuščios ir šlapios. Kaip tyliai lietus nulijo, kaip greitai diena užgeso, jau skraido voratinklių gijos, lyg laumės nukirptos kasos. Kitas eilėraštis vadinasi Rudens skundas. Utititi šalta, skundžiasi ruduo, kas pasius man paltą, kas kepurę duos, kojos jau sušlapo, permerkė lietus, kas iš klevo lapo man pasius batus, bandė siūti vėjas, siūlai trūksta vis, vėjas nesiuvėjas ir nebatsiuvys, žemėj gruodas barška, greit ateis žiema, baltas sniego marška, paskui vilkdama, ji pasius man paltą, ledinius batus ir nebus man šalta ištisus metus. Štai parodysiu tokias gražias iliustracijas jums rudenėlio. Na ir dar vieną eilėraštį labai noriu paskaityti jums Rudens karoliai. Pažiro ant žemės rudens karoliukai, iš kevalo lupas rudieji perliukai, senasis kaštonas močiutės kieme, ei Jonai, Barbora, ateikite čia. Švelnūs, apvalūs, svarbiausia šilti. Kiek priridenta, nerinkit, negali. Ruduolių kaštonų kišenė pilna. Dar imkit kepurę, pririnksim ir ją. Na štai, vaikai. Labai gražus skaitiniai. Ir aš manau, dar ne vieną kartą atversiu šią knygą ir jums ją paskaitysiu. Na, o dabar iki kitų susitikimų linkiu geros dienos jums. Iki, vaikai.